šiandien žiniose. Nuo naujųjų metų įsigalios nauja asmens dokumentų išdavimo tvarka. Minima pasaulinė baltosios lazdelės diena. Prašoma keisti mokesčius už Žemynos mokyklos baseiną. Šią savaitę Seimas priėmė naują įstatymą, numatantį gyventojų galimybę pasirinkti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Šiuo metu turėti asmens tapatybės kortelę yra privalu, o pasas išduodamas tik asmeniui pageidaujant. Iš tikrųjų, galbūt pasirinkimo teisė yra gerai, kada leidžiama rinktis, tada paprastai žmogus renkasi ir dažnai pasirenka abudu. Tai vat kai kuriems tikrai bus paprasčiau, nebekils, paprasčiau bus ir migracijos tarnybų darbuotojams, kuriems nebereikės aiškinti, kad kortelė privaloma. Bet nemanau, kad pusė žmonių, tarkim, atsisakys kortelių. Kodėl? Todėl, kad kiek rodo praktika ir kaip žinome, asmens tapatybės kortelės naujosios, kurios jau yra išduodamos nuo 9 metų, jos yra papildytos 2 sertifikatais. Tai būtent asmens tapatybės sertifikatu ir elektroninio parašo sertifikatu. Šitų sertifikatų nėra Lietuvos Respublikos pasuose ir niekada jų nebus. Tai reikštų, kad jeigu žmogus norės naudotis elektroninės valdžios paslaugomis, norės naudoti elektroninį parašą, jis turės turėti ir asmens tapatybės kortelę. Nors naujasis įstatymas dėl asmens dokumentų įsigalios tik nuo naujųjų metų, tačiau išgirdę šią naujieną, kai kurie gyventojai užplūdo migracijos skyrių, norėdami tučtuojau pasinaudoti naujomis galimybėmis pagrindiniu asmens dokumentu palikti tik pasą. Gyventojai iš tikrųjų tą pačią dieną, kai buvo nagrinėjamas Seime projektas, taip pat kokios 2 dienos po šito žinios, tai tiesiog buvo visi skambučiai ir besikreipiantis interesantai, kurie labai džiaugiasi ir jau norėjo šiandien ir dabar gauti tik tai pasą. Tai iš tikrųjų buvo visokių klientų. Vieni netgi sužinojo, kad nuo naujų metų galės rinktis pasą, išėjo ir nepridavė dabar dokumentų. Kiti, kada išklausė argumentus už ir prieš ir kas bus, tai, tarkim, jeigu aš rinksiuos tik pasą arba aš dabar liksiu be galiojančio dokumento ir lauksiu naujų metų, vis tik atėjo ir pridavė abiems dokumentams. Ar naujoji tvarka pasiteisins, pasak migracijos skyriaus viršininkės, dar anksti spręsti, nes ir dabar yra žmonių, kuriems ir 2 asmens dokumentų yra per mažai. Yra tokių interesantų, kuriems ir 2 dokumentų mažai. Jie dar kartais klausia, ar negalima kokio 3 išsiimti, nes pasas priduotas vizoms, ten kortelė kažkur tai irgi reikia tvarkytis, dar reikia 1 vizą gauti. Yra dalis tam tikra, tarkim, verslininkų ar įvairiai keliaujančių asmenų, kurie nori gauti, dar net visai, nes prieš būtų ir 3 gauti dokumentą. Šiuo metu asmens tapatybės kortelė kainuoja 80, pasas 100 litų. Kokia bus rinkliava po naujųjų metų dar neaišku, tačiau nebejojama, kad kainos už asmens dokumentų išdavimą kis. Šiandien pasaulyje minima baltosios lazdelės diena, kurią koncertinė programa paminėjo ir Panevėžio miesto ir rajono silpnaregius ir akluosius vienijanti bendrija. Balta lazdelė, neregiui, tai, kaip sakyti, kelrodė tiesiog žvaigždė, visur parodo kliūtis, parodo kelią, kur jam eiti, į ką orientuotis. Kiekviena kasmet minima baltosios lazdelės diena turi vis kitokią temą. Šiemet jis susijusi su neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Deja, Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio miesto ir rajono filialo pirmininkas su apmaudu pripažįsta, kad regos sutrikimų turintys asmenys pagalbos iš vyriausybės sulaukia mažai. Iš valstybės dėmesio, aišku, visada jo būna mažai, bet esmė tame, kad nėra finansavimo, vienas dalykas, tai vienas iš pagrindinių dalykų, dėl to, kad viskas remiasi į pinigus šiais laikais. Ir norint kažką daryti, reikia turėti už ką daryti. Tai šiemet irgi negavom finansavimo iš nei miesto, nei rajono savivaldybių, bet stengiamės, kaip nors sukamės. Kad darbdaviai pradėtų kurti kuo daugiau darbo vietų neįgaliesiems, Dainiaus Masėno teigimu, visų pirma reikia visuomenėje formuoti teisingą žmogaus su negale portretą, nes visas funkcijas jis atlieka lygiai taip pat, kaip ir sveikieji. Tikimės visuomenės dėmesio palaikymo ir to didesnio tokio tolerantiškumo mūsų atžvilgiu. Tiesiog visuomenė dar gal nėra pripratusi prie to.
ne tai, kad ignoruoja, bet nepriima kaip pilnaverčio žmogaus, tiesiog kaip pilnavertės asmenybės ar kažko tai tokio. Pasaulinė baltosios lazdelės diena Lietuvoje pradėta minėti nuo 1992 metų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare. Žemynos vidurinė mokykla kreipėsi į Panevėžio miesto savivaldybę, prašydama padidinti mokestį už naudojimosi įstaigos baseinų paslaugas. Šiame baseine rengiami didelio sportinio meistriškumo plaukikai, vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos. Tačiau, kad baseinas veiktų visus mokslo metus, mokyklos vadovybė siūlo už naudojimąsi plaukimo baseinu padidinti atlygintinų paslaugų skaičių ir įkainius, nes to nepadarius baseinas veiktų tik iki kovo, geriausiu atveju iki balandžio mėnesio. Vieno vaiko kaina baseine yra maždaug 120 litų. Tai turi skirti miesto savivaldybė. Labai maža dalelė, praėjusiais metais gavome tik tai 18 tūkstančių iš mokinio krepšelio, tai yra perveda pinigus iš tų mokyklų, iš kurių ateina mokiniai, o visa kita aplinkos lėšos tai yra miesto biudžetas. Paskaičiavus vieną treniruotę, sportininkui kainuoja 15 litų. O jeigu mes prašome, kad padidinti kainą 25 litai, tai reiškia prisidėtų tik tai 4 litais. Tai nemokėtų tų išlaidų tėvai nei trečdalio. Tai aš manau, kad tai yra labai normalu. Ir tie tėvai, kurie nori, kad tikrai ugdytųsi vaikas, tai aš manau, tikrai turėtų prisidėti ir čia problemos neturėtų būti. Mokyklos direktorius taip pat priduria, kad iš tėvų pusės jaučiamas didelis poreikis naudotis baseinu, kai jų vaikui tai paskiria gydytojai, nes šiuo metu šią paslaugą mieste teikia tik poliklinika. Mes tą paslaugą galėtume teikti, tačiau pagal ugdymo planą mes neturime galimybės, nėra numatyta valandų. Tai mes ir prašome, kad būtų galima tą paslaugą teikti, jeigu tėvai sumokėtų 45 litus per mėnesį. Tai čia jau dengtų didesnę dalį negu tie, kurie lanko sportinės grupės. Pasak Romualdo Grilausko, savivaldybės taip pat prašoma apmokestinti ir plaukimo grupę lankančius mokinius iš socialiai remtinų šeimų, nes taip tikimasi, kad sumažės nemotyvuotų vaikų skaičius. Paprastai socialinių remtinų šeimų mes atlikome tyrimą, daug labai būna vaikų nemotyvuotų. Jie nori naudotis nemokamai tą paslaugą. Todėl mes prašome, kad bent pusę kainos, tai yra 12,5 lito mėnesiui mokėtų ir šios šeimos. Ir mes manome, kad tikrai atsirastų didesnė motyvacija tokių vaikų, o ne tai, kad atėjo, paplaukėjo mėnesį, pasidžiaugė veltui, reiškia, savivaldybė skiria lėšas ir jūs išeina. Galbūt eina į kitą būrelį, o galbūt pasirenka gatvę ir panašiai. Preliminariai skaičiuojama, kad padidinus įkainius per metus mokykla gautų beveik 35 000 litų papildomų pajamų, o galutinį sprendimą dėl naujų tarifų priims savivaldybės taryba. Jau rytoj bus minima pasaulinė maisto diena, kurios tikslas – kovoti su badu. Prie šios akcijos kasmet prisideda ir Panevėžio miesto Raudonojo kryžiaus draugijos nariai. Šią dieną mes minime kasmet. Pirmiausiai pradedam nuo mokyklų. Norėčiau labai padėkoti, kad labai aktyviai dalyvavo mokyklos šioje akcijoje. Mokyklos pradeda šią akciją ir jinai trunka mokyklose beveik visą mėnesį, renka pinigėlius ir kiekvienas tos pinigėlius surenka, kaip jie sugalvoja šią akciją vykdyti. Vieni kepa pyragėlius, kiti kokį koncertą suorganizuoja ar spektakliuką suvaidina ir taip surenka pinigėlius ir paskui tuos surinktus pinigėlius jie atneša čia pas mus. O šiandien, pavyzdžiui, 15 jau taip jau buvo nuplanuota mūsų, mes išėjom ir mūsų jaunimo savanoriai išėjo į miesto gatves. Visi draugijos savanorių surinkti pinigai bus skirti socialiai remtiniems asmenims. Už surinktus pinigėlius mes pirksim vitaminus, tuos vitaminus padalinsim mokyklom, o mokyklos dažniausiai padalina socialiai remtiniems vaikams arba būna kaip kalėdinis paketėliai tokie ir prideda prie tų paketėlio. Beje, šios akcijos pabaigą Panevėžio Raudonojo kryžiaus draugija paminės surengdama labdaringus pietus, kurie vyks spalio 22 dieną draugijos būstinėje.